Mūsų pretekstas čia atvykti buvo labai paprastas. Pasišnekėti ir pabendrauti apie pasiekimus. Dabartinius arba būsimus. Nebereiklo, mato, čia yra tik sutapimas, kad 5 vyrai. Čia galėjo būti ir turėjo būti matyti ir daugiau moterų. Bet, užleisim vietą. Jo, bet kadangi moterys ir taip drąsios ir jų čia tikrai labai daug, tai mes patikrinsim, kaip per tuos 25 metų, kai Lietuvoje iš tikrųjų ir Gargžduose ypač atsirado tiek žmonių, kurie pasiekė daugybę įdomių dalykų, daugybę svarbių dalykų, daugybę įprasmintų dalykų, kaip taip atsitiko, kad tie, kai kurie galbūt ir pabėgė iš Gargždų, vis tiek dažniausia patys arba su kokia nors pagalba siejami su Gargždais, su Klaipėdos rajonu, su šita vieta. Ir tai yra įprasminta bent keliose vietose, kurios turi labai didelę vertę. Va čia matote keletą knygų. Tie, kas jas leidžia, turi labai paprastą tikslą. Surinkti po kruopelytę mūsų istoriją, mūsų pasididžiavimą ir mums priminti ir leisti pasidžiaugti, kai būna liūdna galbūt, arba kai galvojam, kad galbūt nėra čia ką veikti Lietuvoje, pažiūrėti, kiek daug galimybių yra. Ir visi geros valios žmonės atėję šiandien į šitą tikrai neeilinį susitikimą. Jis Lietuvoje organizuotas tik 3 vietoje ir aš be galo dėkingas šio projekto autoriai, poniai Vidai, kad pasirinko kaip tik mūsų įstaigą. Juolab, kadangi kiti žmonės žiūri kaimo bibliotekose prie ekranų ir mato, tai jie irgi žinos, kad ir iš tos gyvenvietės kažkas tai yra šitam vertingam leidinį. Žvaginių Jonas Dromantas. Jis buvo kviestas ir čia, ir prižadėjo, bet aš kažkodėl tai jo nematau. Tai uždarosios akcinės bendrovės Mida LT vadovas. Ir svarbiausia, kad tai vienintelė polimerinio bitumo stogo dangų gamykla Baltijos šalyse. Ne Pabaltijai, bet Baltijos šalyse. Tai iš tikrųjų štai turės. Ačiū. Ačiū Jums, paplokim. Teisė tokias knygas, bet pirmiausia dar kartą pasakysiu. Surinkti tas istorijas ir jas padaryti gyvomis. Šiandieną mes iš tikrųjų gyvai pabandom šiek tiek apie tai papasakoti. Ir tai ypač svarbu matyti, kai kalbam apie skirtingas kartas. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad kaip tik dabar Gargždų Vaivorykštės gimnazijos direktorė Irena Pindlelytė papasakos, reiškiasi, kažką irgi, reiškiasi, sveikinimo žodėje, jeigu yra toks, reiškiasi, paruoštas. Tai yra pati jauniausia Klaipėdos rajone mokykla. Žodžiu, dar nėra net 30 metų, bet mes šiandien jau turime mokinių, kurie yra žinomi Lietuvoje. Ir aš tikiuosi, kad tie vaikai, mokiniai, kurie dabar mokosi gimnazijoje, jie bus šaunuoliai, jie bus tikri savo krašto garsintojai ir tikrai niekuomet neužmirš, iš kur yra kilę ir kas jie tokie yra. Kas yra realus jums pačiam didžiausias gyvenimo pasiekimas iki šios dienos? Aš net nežinau. Ko gero didžiausias pasiekimas yra tiesiog gyventi savo vienintelį nepaprastą gyvenimą. Ir taip, kaip mums gaunasi, taip jisai ir gyvenasi. Ir ačiū Dievui, kad šiandien mes susitinkam čia, o ne Lietuvos ryto 5 puslapį. Vaidotui Martinaičiui, įsivaizduojat, tiesiog gyvenimas yra pasiekimas. Nu, gerai, kryžių porą turiu, ir kas čia tokio, ne? Ne, atvirai pasakius, kryžiai, jie nieko nereiškia. Jie atminimo kažkokie tai ženklai, man jie ne. Ir taip, kad aš nežinau, tai nėra pasiekimas man. Pats klausai man, kaip tai yra. Iš šalies žiūrint, gal kitaip atrodo. Aš kalbu tiesą, taip kaip man. Supratau. 8 metai dar netokie svarbus. Tai šiaip bus. Vat pačiam, kaip atrodo, kas yra pasiekimas didžiausias? Na, mano kolega iš dešinės pusės labai lengvai išsisuka, taip iš tikrųjų, pasakydamas. Na taip, aš jau senas ir praplikęs, aš jau išmokau. Na, o man šiek tiek turbūt bus sunkiau atsakyti šį klausimą, nes neturiu tos gyvenimiškos patirties dar tiek daug, vis dėlto tik 16 metų esu ir... Baigtų savo. Ir suprantate, mano pasiekimas dar neturiu jo tokio, bet mano kaip pasiekimas yra siekti tam tikrų dalykų gyvenime. Tarkim, aš noriu
išgydyti tam tikras ligas. Ne, dabar yra vėžys, taip sakant, ant bangos kabutėse, be gydymas vėžio. Bet aš būtent nenoriu su vėžiu užsiimti, aš noriu su kitomis ligomis užsiimti, kurios yra truputį pamirštos, taip sakant, žmonių. Jautiesi, kad būsi kas yra kas, ne? Na, norėčiau taip, kad būtų. O taip lyg dabar jau būčiau įvykdęs tokį pasiekimą didelį, na, dar neturiu tokio. Bet svajonė jau yra irgi pasiekimas, nes jis svajoja būtent apie tai, ne apie kažką kitą. Tai yra jo pasiekimas šiandien. Gerai, tu kadangi kol sėksi, tai reiškia, turim daktarą. Taip, da pakalbėk. Ne, viskas daktaras. Daktaras... Už kokias nuodėmės? Už kokias nuodėmės, o tai reiškia už tai, kad nuodėmių dar bus, aš spėju. Tai va, žiūrėk, ministrų buvo, reiškiasi. Ir apdovanotas už nuopelnus Lietuvai, kryžium komandoro, ne, irgi. Kas dar? Masyviniai miškai, auksinis ąžuolapas, visko prieš tai, docentas, visko, ne per daug vienam žmogui. Aš džiaugiuosi, kad po šitam laikotarpį, kuriam gyvenau, už tą laikotarpį, man visko teko patirti. Man teko pamatyti ir tuos vokiečius, ir sovietinę tą okupaciją, ir pagaliau atgimimą svarbiausia. Atgimimo laikotarpį. Ir tokia laimė teko, kad aš ten dalyvavau kažką su kolegom, aš dar kažkada jam išeis nepasakysiu, čia matau, kai kurie atėjo. Tai vat didelė laimė. Ir kada mes čia kalbam asmenybės, taip toliau žinot, kaip yra. Va, asmenybės, va, šitie berniukai, įda tie, su kuriais žaidžiu krepšinį prie Basanavičiaus mokyklos Vilniuje, ateina 7 metų, jis mane jo varinėja, suprantat. Šitie vaikinai, tai irgi bus, kaip asmenybės, visi mes asmenybės. Bet jeigu kažkokį tikslą turi ir jeigu yra toks, kaip čia pasakyti, likimas toks, tai jie bus tikrai reikalingi Lietuvai, jie bus pažymėti. Tai va, man žinoma dėkingas likimu už tą laikotarpį. Kita vertus, jau grįžtu prie to dėl kraštietis, nekraštietis, sakau, blaškiausi po Lietuvą, Radviliškį, dar ko nors, bet čia mano 24 metai praėjo. Mano meilė čia yra. Pirmoji eilė Žemaitija, kurią pravažiavęs pirmą kartą, kaip mane atvežė Velionis Vytautas Vazalinskas su Antanu Budvyčiu, tu čia sako, žinai, galvoju, va Jėzus Marija kažkur nuveža, atvažiavau Gargždai, kažkoks miestelis, net sovietmečių šviečia. O kai nuvažiavau į Nevidomsko parką Skuodo rajone, galvoju, vis tik trenktas tas daktaras. Aš tuos akmenis prakeikiau Babtuose dirbdamas ūkio direktorium, o jisai muziejų padarė. Nuvažiuoju į Nevidomsko parką, viešpatė, ten visur karvutes laiko sovietmečių, kaip prie to atlyginimėlių, o jisai parką padarė. Tai va šitas kraštas mane patraukė ir iš tikrųjų mano čia labai svarbi gyvenimo vieta. O kita, kur aš jau per daug kalbu, nereiškia, kaip likimas lėmė, tai buvo pareiga. Aš ją turėjau padaryti, aš tą pareigą atlikau. Mano sąžinė rami, kiek įmanoma, aš ją tikrai atlikau. Tai va šitą laimę didelį gyvent ir pareigą atlikti. Tai yra išbėgti iš Vėžaičių ir ten kažkur į politiką įsigauti. Ne, bet ten nepaisite politikoje, ten žiūri, nepaisite. Bet jinai sudėtinga yra. Tai duodu kitam, prašau kalbėkit. Aš Andrius. Tikrai mes esam per jauni, kad mes turėtumėm būtent tokios gyvenimiškos patirties kaip vyresniai kolegos. Prisipažink, kodėl tave čia atrinko, kodėl tu čia esi. Aš manau, kad mane atrinko dėl to, kad aš turiu tikslą ir aš senai turiu tikslą ir aš stengiuosi jo vykdyti visada. Tikslas? Mano tikslas yra nuo seno padėti žmonėms, kurie turi muzikinę negalią, bet tai susijęto su informatika, su informacinėmis technologijomis. Ir bus kas, kai tau pavyks visą tai padaryti? Na, gal per anksti dar būtų šiek tiek apie tai. Bet ką norėtum padaryti? Aš norėčiau sukurti programą kompiuterinę, kuri padėtų, sakau, muzikinę negalią turintiems žmonėms mokytis muzikos. Ir atskleisti jų talentus? Taip. Tai tu iš esmės dirbsi kitiem talentam? Taip, aš gal ir manyčiau, kad tai yra mano tam tikras pasiekimas didžiausias, kad aš pastebiu, kas yra svarbu, ko reikia ir kad judu link tai, kad būtų galima tai pasiekti. Supratau. Aplankė. Taip, Saulius jau pužiai. Ką dabar jau čia pristatinėt labai daug? Viskas aišku dažniausiai. Apie spaustuvę žinau visi labai reiškiasi garsiai jau ten. Apie fotografiją šiek tiek žinau. Man neaišku yra daug kas. Pasakykit, kas tie pasiekimai didžiausias? Spaustuvė yra viskas okei.
viskas yra gerai. Viskas gerai. Spaustuvė ir su Martino Jankaus tiesėjo, čia viskas yra gerai. Aš noriu gal pasakyti ir pagalvoti, kad pasiekimai mūsų visų priklauso nuo kažkokio to lemiamo momento, kuris galbūt tuo metu buvo nelemiamas momentas, nes netaip sunku. Kalbu labai paprastai, kalbu apie tėvus. Nes, sakysime, kažkokie tai pavasarį šiltą balandžio pradžioje ėjo, minėjo, čiulbėjo paukšteliai, čiulbėjo, žydėjo ir prasidėjo ir mano pasiekimas buvo tai, kad būtent aš iš tų milijonų patekau ir tapau Sauliumi. Tai nereik detalių, suprantam, taip. Didžiausias pasiekimas, kartais mes pagalvoti, didžiausias pasiekimas yra tai, kas mus supa ir kas mums padeda pasiekti tai. Tai manau, kad būtent tai yra didžiausias pasiekimas, kad gyveni tarp norinčių taip pat siekti ir padėti vienas kitam, o tiesiog taip ateina, kad pasisekėm, davė medalį, davė dar kažką. Tai bet tikrai ne mano vieno nuopelnas. Sėkmė yra mūsise, kada mes visi esame bendrai, žinome dėl ko, už ką ir ko mes turėtumėm džiaugtis ir didžiuotis. Taip, kad pradėjau už tėvus, tai va turiu visų. Atidėjau visus darbus ir nusprendžiau atvažiuoti dėl to, kad pirmas dalykas, aš labai apsidžiaugiau, kad aš turėsiu bent vieną susitikimą gyvenime. Nes aš, nepatikės, neturėjau nei vieno, nei klasiokų susitikimų, nei kursiokų. Man labai įdomu yra pamatyti žmonės, aš kiekvieną kartą važiuoju į Gargždus, aš praeinu garbės ratą, apeinu, aš supratau, kad aš esu labai sentimentalus žmogus, nes man labai svarbu prisiminti ten tas kiemas, kur aš ten lakščiau, kur aš tas takelis, pro kur aš į muzikos mokyklą ėjau. Ir iš tiesų aš pagalvojau, tas ko gero gyvenimo variklis ir buvo tas, bent kažką, tai, ką nors, padaryti, kad nebūti visiškų, kaip sako, aš nežinau, dabar nerandu to žodžio lietuviškai, yra lūzeris, yra dar, kad nebūtų, kad nebūtum niekas. Jo, kad nebūtum niekas. Kas dabar asmenybė būtinai, kiekvienas gali būti asmenybė, aš čia va tom savo, reiškia, rašau ir prie tų, reiškia, prie rašiuką. Kiekvienas, jeigu normaliai nori dirbti, jeigu visuomeniai dar naudingas, nori būti, tai ir yra asmenybė. Ir čia mes sėdim, aš labai džiaugiuosi, kad čia vienoje vietoje taip aukščiau pasodina kai kuriuos, reiškia, va čia, kad mes visi kartu, mes visi asmenybės ir kiekvienas galim tą pasiekti. Jeigu nuoširdžiai dirbam, ne per daug, žinot, kaip šiais laikais, alkūnėm, dėl turto, irgi gali pasiekti, jeigu dėl turtų pasikapstyti. Bet jeigu nori visuomenė naudingas, būt kažką daryti, nuoširdžiai dirbti. Aš čia girdžiu keistą dalyką. Daug kas prognozuoja, kaip. Žemės ūkiai čia problemos, čia sunku, čia visa kita. Aktoriam čia šis koks čia gyvenimas, kaip mano tėvas sakė, neduok Dieve žurnalistas, aktorius prasigers, jau blogai bus. Spaustų verslai, iš viso knygų spausdinimai, laikraščių spausdinimai, čia mirštantis reikalas. O čia žmogus, kaip sakant, brats ir dar ir pasiekia kažką. Vat kas neleidžia, reiškia, nusivilt. Ne, ginčiai nelabai. Tai buvo žygis per Atlantą, gal prisimenat toks atvejis. Plaukėme su būrėmis, žinojome, nuplaukėm tiek mylius, stiebas nulūžo, bulvės baigėsi, taip toliau. Ir kada įplaukė pro vartus jūros uosto Klaipėdos, pirmą kartą trispalvė būrė. O aš tada dirbau fotografu, juk Klaipėda buvo. Ir aš padariau fotografijų tokį ciklą ir sugalvojau išleisti atvirukų rinkinį. Sutariau su prodiuseriais, kaip dabar būtų madingai, su tiekėjais, kaip dar madingiau su spaustuvė. Ir man prieš 2 savaitės prieš didžiulį renginį, kada visa Lietuva puls sutikti juos ir apmėtys ir užmėtys paskandinsios Gėlių jūroje. Ir man pasako, štai Saulių, neišeis, nes to nėra, no nėra, 3, 5 nėra, nebus. Tai va tas, kad man nepadėjo, mane pavedė kažkas, tai aš užsispyriau, kadangi esu mulatas, žemaitis ir aukštaitės mišinys. Tai užsispyriau, atradau tą, padariau tą ir praėjau tam tikrą tą abėcėlę ir išleidome to atvirukų tais laikais beprotiškų tiražų, 20 000 tiražų padarėme, visi džiaugiamės. Mane privertė tapti to, ką šiai dieną esu. Tai labai dėkoju, nenoriu vardos. Supratau. Neieškom formulių, kaip
sukurti formulę, ją pritaikyti ir tada viskas jau pasiekti. Ne, iš tiesų tai yra procesas, tai yra kūrybinis mąstymas. Ir tik tais jautrus žmonės yra talentingi. Tik tai jautrus, tik jautrumas gali tave atvesti į visą tai. Tai va, ir mes su Dainiumi bevažiuodami mes diskutavome ir aš sakiau ir jiems, ir savo mokiniams kartuoju, sakau, raminu juos, kad sakau, jūs nusiraminkite vaikai, nes jūs esate nenormalūs. Sakau, normalūs mokiniai čia nesimoko. Ir apskritai, normalūs žmonės nepasirenka tokios profesijos. Taip, kad aš šiandieną turiu viešai prisipažinti, aš esu nenormalus. Kad didžiausia rizikos grupė ir patys nenormaliausi yra aktoriai, dėl to, kad jie normaliai gyvena susidveidusi gyvenimą. Sako, žmogus normaliai negali tuo pat metu veikti ir tuo pat metu stebėti save iš šalies. O mes tuom užsiemame. Ir tie, kas, čia, sakom, tie, kurie atlaiko šitą eksperimentą, tai reiškia, yra gyvybingi padarai. Eidamas paaiškinti kitam. Tai aš gerai, daugiau aš nebešnekėsiu. Supratau, tai tie maži darbai džiugina, pavyzdžiui. Jo, mane tai džiugina, aš pasidalinau tuom, kas mane džiugina šiandien. Bet paplojam. Daug žmonių žiūri į politikus kažkokį vieną žmogų, į sėkmingą žmogų. Ar tai būtų verslininkas, turbūt ir esate pamatę. Vieni miestai savo sportininką, kiti į verslininką, kiti į politiką, kad jis turėtų kažkuo padėti, kad gyventų kiti žmonės geriau. Bet paties sėkmės istorija, ką reiškia? Ar yra vienas žmogus, kuris gali padėti, ar pačiam reikia susirasti žmonės bendraminčius? Bet kas yra svarbiau? Turėti ikoną ar turėti draugų? Kaip to pasakyti? Aš klausausi ir niekaip nesuprantu. Sako, sėkmės istorija. Aš bandau vis susitaikyti su ta padėtim, kad mano istorija yra sėkmės istorija. Gerbėmieji, tai nėra jokia sėkmės istorija. Tai yra mano gyvenimas, kuris taip susiklosti. Ir iš tiesų, ko reikia, šiandien mes nežinom. Jūs žinot. Ir jeigu mes susitiksim ir bendrausim, ir jeigu jūs tiksliai žinosit, kam pasakyti, o aš tiksliai žinosiu, kaip padėti, nuo to viskas bus gerai. Bet aš manau, kad šito atveju negali būti, sakykime, vienas žmogus atėjo prieš 2000 metų. Jį galėjome kreiptis, mes po šiai dienai dar nepamirštame jį kreiptis. Ačiū, sako, nukryžiavom patys. Kas? Kur patys nukryžiavom? Kas? Jo, mes vietoj to, reiškia... Teisybę pasakėte. O iš tiesų, bendruomeniniai santykiai, jie gali viską sutvarkyti. Aš manau, tik tai bendraujant ir dalinantis galima kažką tai pasiekti. Vienas žmogus niekada nieko neišspręs. Na, be abejo, reikia ir bendraminčių, aš tuo tikrai negaliu tam prieštarauti, bet labai didelis dalykas priklauso nuo savo paties indėlio, ką tu pats įdedi į tą darbą. Jeigu tu, tarkim... Kiek įdedi laiko, sakykite, tą reikalą dabar? Ir dabar stengiuosi išmokti tiesiog biologijos, chemijos pagrindus, kurių man reiks. Skaitai daug? Nelabai, bet tiesiog viską, ką reikia mokyklinis kursas yra, stengiuosi viską išmokti. O kai jau būsiu truputį vyresnis, stosiu į tam tikrą universitetą, tai mane ten išmokys viską gydyti. Jeigu jūs turės kambariokai, jis gali nebaigti. Su gerais kambariokais, reiškiasi, yra vilties. Na, turbūt, bet be abejo, jeigu aš nueisiu į tą universitetą, ten, manau, rasiu ir tų bendraminčių, kurie kartu su manim. Ir kambariokai bus tokie pat užsikrėtę. Pažiūrėkime, jūs kalbat su draugais, gerai, degtinę tą užsiminėt viešpatį, teisingai. Aš turiu sodybą netoli, reiškia, Trakų netgi rajone. Nuvažiuoji, tai keletas du ūkininkai yra, klausyk, sėda už vairo ir patys dirba. Nėra praktiškai kas dirbti už tai, kad tokių suranda, žinot. Nėra vilties, jie patys neranda galimybės dirbti. Kodėl neranda galimybės? Aš jau tada grįžtu, einu į žemės ūkį. Jeigu stambiam gamintojui, sakykime, duodavo ten litą už litrą pieno, šitam duodavo 50 centų, kuris turi 3, 4, 50. Tai būtent kultūra, kurią puoselė ir kurią iniciatyvą parodė. Tai būtent tada, kai vadovauti pradėjo Knašys. Jūs prisimenate, kad ir Kudabą atsiveždavote. Ir Lengvinaitė, tautodailininkai, į šviesą čia įvedėte ir tai tiek mes daug.
Ir rašytojas Sadauskas pas jūs buvo, ir daug ką rašė. Ir man atrodo, fotomenininkas Sutkus taip pat turbūt pas jūs. Ir visa tai todėl, kad rėmė, kad šitos žmonės, kurie tikrai į mūsų kultūrą yra daug įnešę, to meto vadovai, o tie kaip Vytautas Knašys, tikrai jiems suteikė galimybę ir paramą. Čikonis pensininkas. Aš norėčiau paklausti pono Vytauto. Ar jūs bendraujat su tais savo bendraminčiais, kur kūrėt Saulės modelį? Kokia situacija dabar? Ačiū. Vis tik apie tą Saulės modelį trumpai. Tai revoliucija buvo, atvažiavo tokie kolūkių pirmininkai, kaip Talis, kaip Ikvildas, Videlskis, Antanas, Neverdauskas, šitas Vytautas. Ir sako, mes labai bendravom mokslą su žemdirbiais. Jie sako, palauk, tau užtenka miligramus to, žinai, sverčiai. Tu reikia griauti agropromą. Nu, jį pradėjom ten. Po truputį praėjom tą saulutę, taip toliau, o tas laikas buvo toks, kada jau valdžia biskį privengdavo. Ir taip išėjo, kad praktiškai paskui pagal mūsų projektą sugriovėm šitą agropromą. Tada čia nerašo enciklopedijų. Aš dar Tarybų sąjungos Lietuvos TSR žemės ūkio ministru buvau. Pasiuntė ten, paskui nepriklausoma Lietuva vėl mane, kaip čia įstumė į tą reikalą. Tai va, Vėžaičiuose prasidėjo žemdirbių sąjūdžio viena labai svarbi atšaka. Ir kas svarbu, čia vėl labai įdomus dalykas, aš galvoju dabar tų prisiminimų, žinot, popieriuose galybė, tikrai reikės kažką parašyti. Kad Žemaitijos ūkių vadovai kitokie yra. Vidurio Lietuvoje man buvo oponentai ir netgi, atsakyčiau, tokių žinomų žmonių, kur mane čia ir atvežė taip toliau, bet įtikėję buvo pirmas dalykas kolūkinė sistema, antras dalykas, nu, jau jiem daug padarė, nesinorėjo prarasto, o žemaičiai nieko. Ir dabar pažiūrėkit, Vytautas Einoris toks po manęs ministrų dirbo, prieš mane irgi agropromo viens iš pirmininko pavaduotojų, su Griom agropromais pas mane ateina ir sako, manis, tarp kitko, Kauno rajone dirbant direktorium jauniausiai padarė ten eksperimentūkio. Sako, žinai, sako, Vytautai, paimk mane, aš sakau, Vytautai, pas tave autoritetas per didelis, tu nuvarysi vėlgi atgali kolūkius. Nepriėmiau. O dabar nuvažiuojus, ligoniai guli, galva šviesi ten pasikitos problemų, sako, Vytautai, da tu vaikščiot gali, tai tu daryk, žiūrėk, kodėl Žemaitijoje tai pagalo, kiek karvių, kiek tai pravažiuoju, laukų apleistų nėra. Va tai aš džiaugiuosi, kad nebereikalų sugriuojama agroproma ir tik tai va, antra dalis reiškia, kad gaila neįsipildė iki galo antra ta dalis, kad šeimos ūkis su Europos Sąjungos parama puikiausiai galėjo. Aš nekalbu apie 50 hektarų, gal ir 100, 150, bet ne 10, ne 20 tūkstančių hektarų. Kurią žemelę ten, čia yra gal tokių, kurie daug turi tų hektarų, tai mane neišleis iš tų. Ir dėl ko tie žmonės sėdi čia. Iš jaunų žmonių tai jie gerai tikriausiai mokosi, siekia savo tikslo. Seniai jie yra daug ką pasiekę ir jie jau daugiau gali nebepasieks. Bet ką jie padarė? Jie padarė savo darbštumu. Sakykime, Vytautas, aš jį pažįstu ir jis mane, aš pas jį pradėjau dirbti 64 metais, po to nutrūkom, po to vėl darbavomės, bet aš žinau, jeigu Vytautas skambinta 6 valandą iš ryto, tai žmonės sakydavo, vėl Knašys skambina. Jau žinau, kad jis labai anksti. Jisai dirba ir anksti, ir vėlai. Tai yra darbštumas ir tikslo žinojimas. Ir šiandien mes galbūt toj knygoje atminimų ir tos asmenybių taip neįvertinam tuos žmonės. Ir konkrečiai Vytautą, tai jisai, tarp kitko, jeigu seniau buvo Žemės ūkio akademija, Stulginskio, tai Stulginskis buvo pirmas žemės reformos organizatorius. Tai Vytautas buvo antrasis. Pakol kas apie šitą nekalba. Niekas nedrįsta kalbėti, nes čia padarė tą saulutę, kuri buvo irgi sukurta čia Gargžduose ir Vėžaičiuose. Niekas apie tą tiesiog bijo kalbėti. Va, ir žemės reforma, jeigu jinai jau tada, kai buvo saulutė nupaišyta, šiandien žiūri visos sritys įgyvendinamos ir yra tokios, kaip buvo nupaišytos tada. Čia gyvenu. Ir šitas renginys labai gražiai parodo, kaip skriaudžiami Gargždai. Mes sutinkam su nuostabiais žmonėmis
Jie visi kažkada gimė ar gyveno Gargžduose, bet nei vieno nėra iš jų dabar. Todėl galiu pasakyti, kad gargždams, kaip ir visur, trūksta jautrių, veiklių, protingų, gabių žmonių. Kadangi tokie labai dažnai išvažiuoja į Vilnių ar dar toliau. Ir labai gargždams dar reikia, kad iš Vilniaus sklistų labai geros idėjos, darbai, protingi, gražus, mums artimi, o susisiekimas visada visur yra geras. O ten, kur yra geras minėtas žmogus, ten yra ir sėkmė, ir darbas, ir rezultatai. Ačiū. Man patinka. Jo, durnas klausimas visiškai šis. O kodėl remiat? Gal pradėsiu šiek tiek ne dėl apie rėmimą. Tiesiog remti todėl, kad esi čia, ta prasme, atėjo iš arabų, žydų, tai gyveni toje bendruomenėje, turi joje ir dalyvauti, čia viskas aišku. Aš tik dabar per tiek laiko supratau, kad duodantis yra labiausiai nemėgstamas žmogus. Dėl labai paprastų priežasčių. Jeigu galėjai duoti mažai, tai tas, kuris gavo, sako, galėjai duoti daugiau. Jeigu tu davėjai daug, atėjai, sako, galėjau dar daugiau. Jeigu davėjai dar daugiau, kodėl neatidavėjai visko? Atrodo smulkmen, atrodo taip, bet iš tikrųjų tai yra, tai ne aš sugalvojau. Duodantis yra pats nemėgstamiausias žmogus. Bet rėmėjo vardas man patinka. Mes visąlaik stengiamės atskleisti žmogų labiau kaip asmenybę ir dar pridėti papildomai, kaip pat yra asmenybių pirmam tome, dar visą tokią situaciją darėsi Lietuvoje, pavyzdžiui, šiuo atveju per 25 metus pastaruosius, koks buvo kontekstas, kokią tai galėjo turėti įtaką, kad skaitant apie tuos aprašytus žmonės, būtų galima suprasti, ar tai buvo sunku, ar lengva, pavyko, nepavyko, ar galima buvo padaryti geriau ir taip toliau. Kuris taip pat parėmė, pati merė, taip sakant, parėmė taip pat mūsų renginį ir vicemerijai Violetai. Labai ačiū, kad atėjote. Taip pat smagu, kad neliko abejingos ir kitos įstaigos, ir ministerijos, ir tokios kaip susisiekimo ministerijos. Nu, knygą pradėjome, tai yra jėzus, tokių istorijų.